Sveiki, mielieji! Esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aromaterapeutė ir kviečiu Jūs Liepos 12 dieną šį šeštadienį į seminarą, kuris vyks čia, Kaune, spalvotoje palėpėje. Šis seminaras vadinsis Džinas flakone – arabiški udai ir būsenų formavimo menas. Daugybę metų praleidau arabiškuose kraštuose, daug laiko leidžiu Egipte ir taip jau susiklostė gyvenimas, kad sugrįžus į Europą visuomet ilgiuosi to arabiško spalvų, kvapų, kolorito, tokio juslingumo, sensualumo. Ir po truputėlį tas ilgesys atvedė mane į arabiškų kvepalų pasaulį. Būdama Europoje, pradėjau kaupti arabiškų aliejinių kvepalų kolekciją. Pradžiai šiuos aromatus tyrinėjau grinai savo įdomumui. Kaip žinot, esu aromaterapeutė, turiu 9 galybės įvairiausių aromatinių preparatų, tyrinių aliejų, absoliutų, atarų. Ir arabiškuose kvepaluose yra didžiąja dalimi natūralūs komponentai, ko jau seniausiai nėra vakarietiškoje parfumerijoje. Vakarietiški kvepalai, net ir patys brangiausi, brandiniai, iš esmės tai yra sintetinės molekulės. Labai dažnai sintetinius kvepalus būna alerginės reakcijos, net jeigu kvapas atrodo gražus ir tų kvepalų mitologija atrodo stulbinanti, bet gali ašaroti akis, pradėti perštėti odą, skaudėti galvą. Nuo arabiškų aliejinių kvepalų tokių reakcijų nebūna praktiškai niekada, bet į seminaro pabaigą, kaip juokauju, gali būti psichologinė isterija, nes visą dieną nuo 10 ryto iki maždaug 3 valandos popiet mes išuostysim visą kolekciją pačių nuostabiausių pasaulio aromatų. Kiekvienas kvapas atvers jums duris į jūsų pačių vidinį pasaulį, į tam tikrą kultūrinę erdvę, į tam tikrą archetipinę dimensiją. Seminare pasakosiu jums, kaip yra kuriami šie arabiški aliejiniai kvepalai, kalbėsim apie jų sudėtį, apie jų mitologiją, pasakosiu jums apie tų kraštų kultūrą, papročius, meilės ritualus, požiūrį į gundymą, moteriško grožio įvairiausias paslaptis. Be abejo, mokysimės teisingai kvėpintis. Mane vis dar labai stebina, kad didžioji dalis žmonių net supratimo neturi, kaip reikia teisingai kvėpintis. Taigi šitame seminare sužinosite, kaip iškvėpinti save, kad būtų ilgas šleifas, kuris trunka 12 ir daugiau valandų. Seminare taip pat pasakosiu apie arabiškus smilkalus. Mokysimės kvėpinti plaukus, drabužius, patalpas, erdves. Visus kvapus galėsite pauostyti, pačiupinėti iš arčiau, gausite bloterio juosteles, bet kviesiu jūs kvėpinti kūną nuo galvos iki kojų ir pamatysite į užsiėmimo pabaigą, būsite euforijos būsenai ir kvėpėsite kaip rojaus sodas. Daugybę metų kolekcionuodama šiuos kvepalus ir besidomėdama šią temą, savo kolekcijoje turiu kelis šimtus, jeigu nedaugiau, egzempliorių. Taigi šiame seminare jūs galėsite įsigyti kvepalus, kurie jums patiks. Tai yra vienetiniai egzemplioriai atkeliavę iš labai tolimų kraštų. Ir šio užsiėmimo tokia ypatybė. Šiame užsiėmime išparduosiu testerius, tai yra originalias kvepalų pakuotas, nežaboto grožio buteliukus, kurie yra jau atidaryti, bet tik šiek tiek nunaudoti, kuriuos aš naudodavau tik tai bloteriam kvėpinti per seminarus. Šių kvepalų jau nebegamina, tai yra vienetiniai kolekciniai egzemplioriai.
kiekvienas kaip meno kūrinys, tiek kvapo, tiek dizaino prasme. Ir šiame seminare, jei norėsite, galėsite įsigyti savo patinkančius kvepalus iš testerių. Arba jei norėsite savo arba dovanų, galėsite įsigyti be abejo ir užantspauduotus, užpakuotus kvepalus. Šis seminaras yra vienetinis, todėl niekuomet neklauskite, kada bus kitas. Aš vedu didžiulį spektrą įvairiausių renginių, taigi seminaras Džinas flakone vyks šį šeštadienį, Liepos 12 dieną, Kaune Spalvotoje palėpėje nuo 10 iki 15 valandos. Būtina išankstinė registracija, parašykite man elektroninį laišką ar asmeninę žinutę ir paskambinkite, atsiųsiu registracijos informaciją ir laiškelį apie pasiruošimą. Na ir pabaigai noriu Jums parodyti erdvę, į kurią Jūs kviečiu. Tiesiog kaip atrodo Spalvota palėpė, jeigu dar nesate čia buvę, apsuksiu vaizdą kameroje. Štai čia yra laiptai, kurie veda į Spalvotą palėpę ir visur ant sienų kabo mano sertifikatai. Patys svarbiausi, štai čia yra Aurasomos erdvė, spalvoti buteliukai, čia vyksta Aurasomos seminarai. Štai ir pasuksiu kamerą į kitą pusę. Mūsų namelis Žaliakalnyje yra didžiuliam sode, taip kad jausitės kaip kaime, vidury miesto, čiulba paukščiai, laksto gyvūnai, aplinkui žydi gėlės, rožės, vidinė išorinė erdvė susilieja, taip kad tą šeštadienį praleisim tokioj harmoningoj aplinkoj, besigilindami į arabiškos parfumerijos paslaptis. Laukiu Jūsų, tikiuosi susitikti Spalvotoje palėpėje su geriausiais linkėjimais. Jūsų Dalia.